Tai labas. Labas. Kaip jautiesi? Nieko gerai. Visai neblogai. Kaip pirmas laimės, sakyčiau, buvo visokių, ar ne, tų tokių demonų, kaip aš vadinu viduje. Bet nieko. Kalbėti tai aš galiu. Viskas gerai. Tai labai gera savybė vesti edukacijas, ne? Va, tai, kai mėgsti ir moki kalbėti, tai iš tikrųjų tikrai praverčia. Taip. Nes tada tiesiog įkvepi, įeini, pamatai vaikus ir tiesiog tu jau visiškai įsijungęs į tai, ką tu darysi ir ką darai. Tai su laivu truputį kitaip, nes galbūt neturi tos patirties, bet aš visada sakau, kad tu neprivalai turėti patirties, bet tiesiog turėti tos drąsos, pabandyti ir nebijoti. Ir viskas gaunasi tikrai savaime visai neblogai. Taip, tikrai. Labai gera tokia pradžia, žinai, taip įsiversti pokalbį, pamotyvuoti, žinai, save. Labai fainai. Tai aš gal taip pradžioje truputį taip supažindinsiu klausytojas su tavimi, kiek aš apie tave pažįstu. Tai Aušra yra, kaip pati prašė pristatyti ją, Basomis miške kūrybos namų įkūrėja. Taip, Aušra veda edukacijas, dirbtuves, tai kiek aš žinau, yra Velykų, užgavėnių, kalėdų, tada yra popieriaus perdirbimo, tada yra sapnų gaudyklių, gal kažko dar nepaminėjau, kažkokių tokių edukacijų, nesezoninių. Ir kas liečia sezoninės, tai yra pojūčių gimtadieniai, kuriuose mes švenčiam gimtadienį šiek tiek kitaip, nebijom išsipurvinti ar net atsipalaiduojam. Tai šita veikla turbūt atkeliavo kartu su prieš tai dirbusia mano veikla, kai dirbau su kūdikiais. Tai tas gimtadienis, man atrodo, tai svajonių gimtadienis. Tiek mano vaikams, turbūt tiek kitiem vaikams. Bet turbūt kiek mes suaugusieji turim to vidinio vaiko ir įsileidžiam, ar ne, tokį gimtadienį. Tai turbūt jo, pagrindinės tai veiklos tos. Gerai, ačiū, kad patikslinai. Tai galim dabar pradėti jau mūsų tą tokią klausimų dalį. Tai va, tie, kas išklausytų irgi turės klausimų, tai drąsiai klauskite, arba šiaip kažkokių, nežinau, minčių kyla, tai pasidalinkite, bus labai smagu išgirsti. Tai va, pradedu visą laiką kalbinti pašnekovės nuo pačios pradžios, nuo vaikystės, paauglystės, ankstyvos jaunystės. Tai toksai pravežinai. Tai va, gal tu norėtum pasidalinti, kokiom kūrybiniam veiklom mėga užsiimti, gal jau tada kažkokios veiklos, kuriam dabar užsiemi, jau krepždenasi, žinai, ir jau daigeliai tų veiklų išlindinėjo, gal net buvo kažkokių tokių užuomazgų pas tave mokyti, dalintis kažkokiom veiklom, kad tu pati mėgsti mokyti daryti, tai galėtum gal papasakoti, šiek tiek įvesti mūsų į tą visą priešistorę. Tai kokia buvo Aušros vaikystė? Tai iš tiesų, taigi buvau visiškai gamtos vaikas, mes gyvenome kaime, turėjome bulvių ūkį, tai tikrai visos vasaros buvo parduotos, nuoširdžiai parduotos. Ir mes visuomet auginom daug įvairiausių tiek gyvulių, tiek paukščių, tiek mano seneliai. Ir visą laiką mes kažkaip būdavau gamtoje, tikrai buvau iš tų vaikų, kur netgi irgi per edukacijas pasakoju, kai atvykstu su paukščiais, su vištytėmis. Aš nebuvau iš tų vaikų, kurie žaidė su barbėm, su mašinėlėm, aš žaisdavau lauke, su smėliu, su akmenimis, su naminiais paukščiais, su naminiais gyvūnais. Beje, mano geriausias žaidimų draugas būdavo kalakutas, nuoširdžiai. Man jie labai patinka ir aš tikrai su jais žaisdavau ir nebijodavau. Nebijojau šiaip realiai ne vieno gyvūno. Tai aš kol buvau mažytė, dar nejau į mokyklą, aš jodinėdavau ant barono per visą ganyklą, kol jis mane numesdavo. Ir man tai buvo geriausi žaidimo draugai, šunys ir visi kiti gyvūnai. Tai aš galbūt buvau tokia individualistė, ar ne, kuri mėgsta žaisti savo fantazijoje, su gyvūnais, gamtoje, matyti tą gamtą, stebėti tą gamtą. Tai iš ten galbūt ta ir kilo tokia tam meilė gamtai, ar ne, ir kiek jinai turi visokiausių turtų. Paauglystėje mėgau nerti
Tai turbūt vat, vienas iš močiutė amžinatilsį mokė mane siūti, bet tikrai nebuvau labai geras siuvėjas. Tikrai ne, bet netgi tai tikrai mėgau ir nusinėrus esu ir rankinukus, ir palaidinės. Tai, bet tokių, kad kažkokių kūrybinių ar ne, arba mokymo kitų, tai neatsiskleidė savybių, nes aš kažkaip labai buvau orientuota vat, į tokius galbūt kitokius dalykus, pažinimo dalykus, nes man buvo smalsu viskas. Man patikdavo dalyvauti visuose projektuose, nežinau, visuose ūkio darbuose, aš pati norėdavau išmokti. Tai man galbūt buvo labai didelis noras išmokti ir mokytis pačiai. O tas noras mokytis, nenoras galbūt, ta savybė mokyti kitus, jinai daugiau atsiskleidė jau darbinėje srityje, jau kai jau iškeliavau ar ne darbuotis, ieškoti savo kelio po studijų, tai vat tada jinai daugiau atsiskleidė tas gebėjimas mokyti ir perduoti ar ne savo žinias. O jeigu nepaslaptis, kuo tu dirbai, kokiam veiklom užsiminėjai Kibosomis miške? Tai va, jau paminėjai, kad tenais išmokai, tai gal galėtum pasidalinti. Taip, tai pirmiausia, baigiau psichologijos studijas ir tikrai labai aiškiai žinojau, kad norėsiu studijuoti organizacinę psichologiją ir dirbti įmonėse. Tai studijų metu jau buvo labai aiški mano kryptis, tai tą ir pabaigiau. Dar prie to pabaigiau ir gretutinės sociologijos studijas, nes man neužteko vien gilintis į patį žmogų. Man labai patiko ir tie visuomeniniai procesai, ir ne, matyti viską daug plačiau. Ir tuomet iškeliavau ieškoti savo kelio jau personalo srityje. Ir, aišku, kaip pradžioje be patirties kažkaip buvo sunkoka jai susirasti, tai mano pradžia buvo iš tiesų dar studijų laikais buvo daugiau tokia pardaviminės pozicijos ir tuomet supratau, kad iš tikrųjų turiu tą tokį gerą pardavimo gyslelę, ar ne, prieiti prie žmogaus, jam pasiūlyti, pateikti ar ne kažkokius argumentus, supakuoti gražiai ar ne, supakuoti tai turiu minį žodžiais ar ne, ir tas mano tembras galbūt, prieimas prie žmogaus. Tai šita savybė padėjo praktiškai visose darbuose ir netgi ir dabar padeda. Tai labai smagu, kad nes šiaip ji kaip ir netrodo labai skani ar ne, kad tu moki parduoti. Arba parduoti tai, ko galbūt žmogui nereikia, bet tu gali ją tikrai panaudoti kiekviename darbe, tai svarbiausia nebijoti ją pripažinti arba kad tu ją turi ir mokėti ją pasinaudoti. Tai personalo srityje perėjo labai daug pozicijų skirtingų nuo tarptautinių kompanijų ir pačiai teko dirbti ir su atrankomis, bet kiekviena kompanija ji buvo vienaip arba kitaip lyderiaujanti savo srityje, savo sferoje. Ir kas man labai patiko tai, kad aš pamačiau labai daug skirtingų verslų, kas leido irgi, turbūt tas mano žingeidumas pažinti įmonės, pažinti verslus, pažinti viską iš plačiau, ar ne, matyti viską daug plačiau, tai ta savybė tikrai išliko ir tai, manau, turbūt buvo irgi visada pridėtinė tokia vertė, nes aš matau viską truputėlį daug plačiau. Tai paskutinė pozicija, kurioje darbavausi, tai jau buvo personalo vadovo pozicija. Mes turėjom tikrai pakankamai daug darbuotojų, apie 300 skirtingose miestuose, Druskininkai, Vilnius, Anykščiai, ir aš taip pat keliaudavau per 3 miestus ir dar gyvenamas Kaune. Periodiškai grįždavau į Kauną, tai 4 miestai ir taip tokia pakankamai nemaža Lietuvos teritorija. Tai tos pozicijos jos kiekviena atnešė labai skirtingų patirčių ir ne viena ją nesigailiu ir tikrai manau, kad labai daug padauloju ir dabartiniai veikloje. Taip, nes ypatingai turi savo verslą. Taip, bet reikėjo drąsos priimti tą sprendimą, tikrai reikėjo drąsos priimti sprendimą ir keliauti kitų kelių, pasirinkti visiškai galbūt tą savo kitą kelią, kitą amplua. Nes čia iš tokio, kaip
samdomo darbo staiga išeiti, žinai, kur tu pati savo šeimininkė ir labai viskas banguojančiai, taip, tai jo, tai toks reikia turėti tokios drąsos kažkokios pasitikėjimo, arba tiesiog, taip, žinai, neriam žiūrim, kas čia bus. Tai jau toks, bet ir tas kažkaip labai taip, nu, ir niekad negali žinoti, iš tikrųjų, kaip tau gausis, bet labai smagu, man atrodo, geriau pabandyti ir sužinoti, negu nepabandyti ir nesužinoti kitą kartą. Todėl aš sakau, kad reikia drąsos, nes visada yra saugiau, ar ne, turėti tą saugumo garantą. Tu jautiesi tikrai ir kad ir kaip kartais, ar ne, nepatinka tas darbas, nes mes turime, ar ne, tokį šydą, kad reikia darbuotis, ar ne, kaip geras žmogaus sindromas, ar ne, nesvarbu, kad man sunku, bet aš vis tiek padarysiu. Ir reikia turėti drąsos priimti tą nežinomybę. Aha, Jolanta, žinau. Aš prie tokio naujo stalo prisijungiau, tai jisai viena koja nukrito. Jolanta, tai reikia turbūt dabar probėjimai. Atremt kažkur, žinai, paprastuoju būdu dabar greit. Tai nieko, man padėjo knyga. Jo, tai aš irgi prie knygos, viskas. Gerai, atsiprašau. Jo, tai grįžtant, ar ne, prie tos drąsos, nes turbūt didžiausia drąsa yra pasinerti į nežinomybę, bet nugalėti, ar ne, nes niekada nežinosi, kaip bus, niekada nesuplanuosi visko, ypatingai pradžioje, tie pirmi metai, tai būna, nu tikrai, kaip aš sakau, pereina visos stichijos gamtos, ten tiek visko nutinka, tai tiesiog niekada nepamiršti, ar ne, tos drąsos ir pasinerti ten nežinomybę, nu ją tiesiog reikia įveikti, nes tu tikrai niekada nežinosi, kaip bus ir kas bus, tiesiog reikia duoti laiko savo. Tai aš daviau pirmus metus, paskui nubraukiau tas metus, sakiau, kad čia nesiskaito, tai dabar duodu dar vienas metus. Tai va, bet man atrodo, kad ir būsim šičias vasamis miške. Geras. O dabar, taip, jau pradėjom, taip jau, žinai, darbą mes jau istoriją šitoj užbaigėm, ne? Kaip tu sugalvojai iš vis, nu, tarsime, kaip šita veikla tau kilo, šovė į galvą, pavadinimas kaip atsirado, kaip iš vis, nu, taip, dirbai ir ar tau jau paraleliai sukosi mintis, kad tu norėtum vesti edukacijas, ar čia buvo kažkoks iš šono, kažkoks atėjo tau pasiūlymas ir viskas prasidėjo, tai papasakokime, kaip čia ta Basomis miške gimė. Tai negimė kažkaip labai spontaniškai, kad va, šiandien pradėsiu visiškai kažką naujo, ko niekada nesudarius ir man va, čia labai seksis, nes aš matau save, tai tikrai taip nebuvo. Kadangi aš turiu 3 dukras ir jos yra pakankamai didelio tarpo, ar ne, tai aš su vaikais visada buvau tokia apsuptyje, buvau visada populiariausia mama darželėje arba mokykloje, nežinau kodėl, aišku, dabar tai jau žinau, bet tuo metu tai nežinojau. Ir lygiai grečiai pas savo vaikus, netgi jau su pirmąja dukra, aš atsimenu, mokykloje ir darželėje aš ateidavau ir vesdavau kažkokį užsiėmimą, veiklą su jais, priklausomai nuo savaitės temos, kuri būdavo. Ir pagrindiniai tikslai tai buvo mano asmeniniai visai kiti, matyti, kokioje aplinkoje mano vaikas mokosi, kokie draugai supa, ar ne, jai padėti ar ne irgi gauti kažkokį statusą, nes aš sakau, nu, mane tikrai labai mėgo vaikai ir jie labai myli ir jie mane pamato ir, nu, vat, tiesiog jiem taip būna ir ta chemija tikrai yra. Tai aš visus savo mamadienius, kiek turėdavau, praleisdavau pas savo vaikus mokykloje, darželį, projektuose ir esu labai labai dėkinga visom tom mokytojom, kurios mane kviesdavo arba priimdavo, nes tikrai ne visos priimdavo. Ir būdavo tokių etapų, kur tiesiog nutrūkdavo ta mano veikla.
Bet tikrai labai labai esu dėkinga, nes tai ir buvo mano ta pradžia, įgauti pasitikėjimo, įgauti patirties, suprasti, kaip kas veikia, suprasti save. Turbūt pagrindinis dalykas yra pajausti save ir ką tu gali duoti, ar ne, ką tu gali išmokti, ką tu gali perduoti. Ir kaip tu tai gali daryti, ar ne? Nes mes kiekvienas turim savo kelią, turim savo prieimą, turim skirtingas supergalės. Aš eigoje supratau, kad man dirbti su vaikais yra be proto gera ir man labai labai patinka su jais dirbti. Tai turbūt labai natūraliai, kai jau susilaukėm trečios dukros ir tikrai suvokiu, kad tikrai negalėsiu vykti į Druskininkus, į Anykščius, į Vilnių, turėdami mes tris mergaitės, nes jom tikrai reikia mamos. Tai tiesiog leidau savo būti su Morta, atsipalaiduoti ir galvoti, ar ne, ką aš čia galėčiau veikti toliau, kur nuvestas kelias, nes praeitose darbuose turėjau tikrai labai nemažai perdegimo sindromų. Jie yra tokie skausmingi tiek fiziškai, tiek emociškai, bet ne tie, kur, žinot, prarandu prasmę, esmę ir nenoriu nieko daryti ir nieko veikti, bet tie truputėlį kitokie gilesni, kur tu jau nebegali tiek daryti, nors tu nori, tu labai turi aiškus tikslus, tu labai orientuoti į rezultatą, bet tiesiog jau tavo kūnas neleidžia, ar ne? Tai perdegimo sindromas, man atrodo, daug sunkesnis, bet negaliu palyginti, ar ne, su kitais. Tai su tuo, ką perini, ir tikrai galvojau apie veiklą, kurioje galėčiau atrasti save kitaip, ar ne, kur irgi galiu panaudoti visą tai, ką sukaupiau patirtį, bet kur yra tos mano stipriosios pusės, ar ne, kur yra mano supergalia. Ir gimus trečiai dukrai aš tikrai supratau, kad vaikai yra mano supergalia. Tai yra visas variklis, ar ne, kad ir kaip nuo jų pavargsti, kad ir kaip tikrai jie išsunkia, bet lygiai to pačiu jie ir pakrauna mane ir aš labai lengvai atrandu kontaktą su jais. Ir taip gimė ta idėja darbuotis su edukacijomis. Pradžioje tai tikrai nebuvo žodžio edukacijos ir ta savivertė pačios buvo tikrai labai žema, nes edukatorė pavadinti save dar, man atrodė, kad čia tikrai jau toks labai skambus žodis, jau čia tikrai reikia turėti kažkokios labai didelės patirties. Bet šiandien dienai tas žodis tai yra tikrai tas, kurį galima vadinti ir apibūdinti mano veiklą. Tas toksai gaunasi kaip ir neformalus ugdymas. Tai irgi kaip edukacijos. Čia kaip žinai, kaip būna, bet irgi kalbu su merginomis, kurios rašo taip nuodlūšios ir joms gerai labai sekasi ir jos savęs nedrįsta rašytomis vadinti. Tai čia, žinai, toks irgi turi kažkaip, tiesiog priimti tą dalyką ir suprasti, kad tu esi jau pakankama būti, žinai, ten edukatorė, rašytoja ir panašiai. Telefonas mano, biški ore, kad aš nenoriu labai uždengti jį, kad girdėtų. Taip, grįžtant ar ne prie to kelio basomis miške, tai tikrai supratau, kad noriu vesti, ar ne, kadangi jau turėjau ir daug patirties su savo vaikais, jų mokyklose, jų darželiuose. Ir manęs visada laukdavo ir mane kviesdavo ir man tas patikdavo, tai nuo to ir pradėjau. Tai pirmiausia, aišku, reikėjo susikurti Instagramą, tai čia beje su basomis miške ir buvo mano pirmas kartas. Tai buvo juokingiausia turbūt. O kaip gimė pavadinimas, tai tiesiog labai paprastuoju būdu sėdau ir rašiausi žodžius, kurie tiktų ir kurie apibūdintų mane arba mano norimą veiklą, tai lygiai taip pat kaip ir vaikystėje nuo gamtos tikrai niekur nenutolau. O basomis, man tikrai nuoširdžiai patinka vaikščioti basomis ir basomis turbūt dar turi ir kitą prasmę, tai yra pojūtį, nes vaikščiodami basomis mes labai labai daug patiriame, labai daug pasiimame energijos, tai visose mano
edukacijose arba kūrybinėse dirbtuvėse tikrai yra labai daug meilės gamtos ir pojūčių, skirtingų pojūčių, ar ne? Nuo kvapų edukacijos pradžios per Advento vainiko pynimo dirbtuves ir iki, ar ne, per Velykas mes gaminame su mažaisiais sensorinius kiškučius arba lygiai taip pat liečiame, ar ne, tos kiaušinius, žiūrime, ar ne, ko skiriasi tas lukštas, kaip jisai skiriasi. Tai kiekvienoje šiaip edukacijoje, lygiai taip pat ir popieriaus gamybos dirbtuvėje, ten tiek pojūčių, vandenynai, ar ne, spalvos, tai tų pojūčių ir aš tikrai juos akcentuoju ir kalbu apie juos, nes tai yra mano edukacijos istorijos dalis, kurią aš perduodu savo edukacijas. Dar turėjomės iš klausytojų klausimą, čia irgi apie basomis ir miške, tas temas paliečiant. Tai buvo klausimas, kiek procentų gyvenimo norėtumėte praleisti basomis? Man atrodo, labai daug aš praleidžiu basomis, nes, pavyzdžiui, aš namuose vaikštau tik tai basomis, turiu omeny ne visiškai su plikomis kojomis, bet su kojinėmis, bet be jokių tapkių, be jokių, nežinau, ten tų batų avalinių. Tai visuomet vaikštau namuose basomis, o lauke tai šiltuoju vasaros metu tikrai pakankamai labai dažnai. Bet kai žinot, visi įsivaizduoja tą romantizuotą basomis pėdomis vaikščiojimą ir pasivaikščiojimą, tai galiu nudžiuginti, mano kojas tikrai džiaugiasi vaikščiodamas basomis, bet ar jos atrodo labai gražiai? Turbūt ne. Pedikūras nesidžiaugia. Jo, ir, pavyzdžiui, ypatingai pavasarį, kai tu esi jau per žiemą pailsėjęs ar ne, arba negavęs tos informacijos, mano padai, pavyzdžiui, vakare arba pėdos, jau net dilčioje, ar ne, kiek gavo ir kiek prisigėrė, ar ne, visko bevaikščiodama basomis. Geras. Tai irgi kažkaip aš iš tikrųjų pradėjau taip, gal prieš keletą metų taip sąmoningai jau nusiaut batus ir vasarą taip kiek įmanoma daugiau. Ir, pavyzdžiui, šiandien daržą ravėjau prieš mūsų laivą, tai irgi batus nusėviau ir toks iškart, nežinau, toks visai kitas jausmas ir kažkaip šiaip nemėgstu ravėti, bet iškart kažkaip smagiau net ravėti, nes tu ne tik tai tiesiog ravi, bet tu kažkaip dar, nežinau, kaip sako, per tą žemę kažkaip ten tą energijos pasikrauni, ten nusinulina kažkas, ten tiksliai negaliu paaiškinti, bet jaučiasi tie dalykai kažkaip, kad gera būt basomis ir masažas ten toks pedukų, tas suvedikiukas, tai tikrai čia savotiškas prancūziškas toksai, bet kita pusė. Jo, tai bet labai faina. Ir dar buvo po to antra dalis klausimų, ir kiek procentų gyvenimo norėtumėte praleisti miške, o kiek praleidžiate? Šis labai geras klausimas. Miškas ir gamta, tiksliau, gamta man galbūt yra labiau pirmoje vietoje negu apskritai. Miškas yra tam tikra gamtos dalis. Tai mano apskritai prioritetas būti gamtoje, ar ne, būti erdvėje, būti tarp augalų, kažkokių faktūrų, pastebėti jas, ar ne, nebūti vien tik tai, ar ne, kažkur tarp kažkokių pastatų ar kažkokių sienų. Tai miške procentaliai, aš netgi pabandžiau susiskaičiuoti, ar ne, kiek čia tų dienų per metus aš galėčiau pabūti, tai procentais, tai tikrai tak mažai, sakyčiau, gal kokie 6 procentai, 7 procentai. Bet kažkada labai svajojau gyventi miške, arba šalia miško, kur būtų upė, bet šitai svajoniai kol kas, jeigu bus lemta ir bus skirta, tai jinai ateis, bet jos nėra. Šiuo metu, nors mes gyvename šalia upės, bet kad tas miškas būtų labai didelis, tai tikrai nėra taip. Tai pakankamai mažai, pagrindė, miškas tai yra mano atgaiva, kaip man yra, kuomet yra man sunkiausi galbūt gyvenime etapai ir reikia pabūti vienai su savimi. Ir miškas yra, kai reikia ruoštis dirbtuvėmis, ar ne, tai Velykinės ir kalėdinės dirbtuvės, tai miške tuomet praleidžiu daugiausiai ir žinoma, miškas man labiausiai patinka rudenį. Dėl jo kvapo, spalvų, grybų, nes tikrai man labai patinka grybauti. Bet turint 3 vaikus,
ūkį, tai to laiko nėra tiek daug, kad tu vat, galėtum būti tiek daug miške, bet visada sakau, tai čia irgi yra tavo pasirinkimai, ir ne, ką tu renkiesi. Tai Mhm. Ačiū. Tai dabar mes jau taip pavadinimą taip labai nuodugniai ištyrinėjom. Taip, tai ačiū merginai, kuri klausimą šitą uždavė, šitos du klausimus. Tai va, ir tada gal kažkaip, aš galvoju dar taip apie tą visą procesą kūrybinių dirbtuvių, nes tu tikrai nemažai vedi skirtingų tų dirbtuvių ir edukacijų. Gal tu norėtum pasidalinti kokiam keliom ir papasakoti, kaip gimė idėjos, gal buvo kažkokia priešistorė, kodėl šitas dirbtuvės atsirado, kurios tu tiesiog dabar gal labiausiai taip norėtum pasidalinti. Gal labiausiai pirmiausia, tai norėčiau pasidalinti apie patį ciklą, ar ne? Kodėl pas mane yra tiek daug dirbtuvių, ar ne? Kodėl aš neturiu vienos, galėčiau ją nuoširdžiai iššlifuoti, nuoširdžiai viską atidirbti, sudėlioti ir turėti tobulą, ar ne, vieną edukaciją ir su ją važiuoti. Ir mane žinotų, vat, ar ne, kad aš ją vedu ir kviečiasi mane dėl jos. Man galbūt aš kaip asmenybė nesu toksai visiškai rutinos žmogus, vienas aspektas turbūt, kitas aspektas, man reikia kaitos. Man kaip upiai, reikia tekėti, reikia kažką sutikti, ar ne, reikia tų naujų pojūčių, naujų vaizdų, ar ne, tai aš nuoširdžiai nesu iš tų tokių rutinos žmonių ir vesti vien tik tai vienas dirbtuves arba vienas edukacijas, turbūt, ne man. Tai mano tikslas buvo turbūt susidėlioti, ar ne, kažkokį, tiksliau, net labai natūraliai, aš net negalvojau nuoširdžiai, kad va čia yra mano planas, aš turiu sugalvoti, ar ne, tas edukacijas ir jas susidėliojau metų eigoje ir aš va jas ir ves. Tai tikrai taip nebuvo ir viskas gimė labai natūraliai, va kaip upės tekmėje. Ir tos visos edukacijos yra tarsi gamtos ciklas. Ir man labai patinka gamta ir ją stebėti ir nėra vieno mėgstamo mano metų laiko. Man visi metų laikai yra nuostabus, žavingi ir turi savo nuostabių patirčių. Tai lygiai taip pat ir kiekviena edukacija, kuri siejasi su metų šventėmis, pagrindinėmis, negaliu sakyti pagrindinėmis metų šventėmis, nes mamos diena ir tėčio diena galbūt man asmeniškai yra svarbi. Tai vat, tarsi gamtos ratas, ne, kuris eina, vienas užsibaigia ciklas ir prasideda kitas ciklas ir tu įsijungi į tą ciklą, tu turi vėl kitą savo spalvą, kitą potyrį, ar ne, ir gali keliauti su skirtingomis edukacijomis. Negaliu dabar išsirinkti, apie kurią edukaciją papasakoti, bet kaip gimė jos, tai pradėjau tikrai nuo kalėdinio laikotarpio, nuo Advento vainiko pynimų. Ir atsimenu, ta pradžia buvo tokia linksma dabar, tuo metu tai gal dar nebuvo labai linksma, bet svarbiausia nepasiduoti ir svarbiausia mokėti pasijuokti iš savęs nuoširdžiai. Humoras visuomet veda į priekį ir verčia nesustoti, niekada nesustoti. Aš galiu iki paskutinės minutės, žinokit, ieškoti ir niekada nesustoti, bet jeigu aš tikiu ir visada viskas susidėlioja taip, kad aš kad gaunasi ir pavyksta viskas taip, kaip tu norėjai. Tai kalėdinės dirbtuvės pirmas prasidėjo nuo paskelbimo, nuo idėjos ir mano idėja buvo, kad mes galėtume gaminti Advento vainikus natūralistinius ir vienas iš medžių, kuriuos norėjau panaudoti, tai yra pušis. Pušis yra nuostabus, fantastinis medis, yra nuostabus pakaitalas atvežtiniam keniui, nes jos spygliai nebyra, išsilaiko puikiai ir aišku, reikia tik tai sugalvoti, kaip gauti, ar ne, tas pušies šakas, nes aš įsivaizdavau taip, aš eisiu į mišką ir prisirinksiu krituolių, šakų ir mes darysim dirbtuves. Ir kai tu rezervuojasi, kai jau pas tave rezervacija jau kaista ir tu negali naktį miegoti, nes nesuvoki, kad nuveisi mišką, perėjus per tą miškelį, kurio metu įsivaizdavai, kad jis rinksi, jų nėra. Nors prieš metus jų buvo labai daug.
Ir tau reikia sugalvoti, kaip jų gauti, nes tu turi turėti planą B, A, C ir D ir nežinau, Ž, bet kokį, kad, nu, nes mano tikslas jas įgyvendinti. Aš neturiu tokios prabangos ir niekada negaliu sau leisti, kad kažkas neįvyktų. Tai važiavau į girininkiją, ieškojau kontaktų, susitariau su girininko kontaktus, beje gauti, jeigu kas kažkada bandysit, tai nu, misija įmanoma, bet labai labai sunki. Tai aš apklausiau visas kaiminių babutes, bandžiau gauti kontaktus, tada išsiaiškinau žmonės, kurie man galėtų padėti, vardus, pavardės. Tada šiaip netaip susitikau kažkokius stebuklingų vardų su girininko žmona, kur jau tada davė man kontaktinį telefono numerį, bet aš jau netgi susidaro susitikimą su girininku ir nuvažiavus jo nebuvo, nes, nu kas aš čia tokia aušra skambina dėl kažkokių šakų, kur neaišku, ko skambina. Tai, bet istorija vis tiek baigėsi taip, kad aš vis tiek nuvijau į tą štabelį miškininkų ir visi vyrai sėdi, ten jau susirinkimas tas rytinis ir aš sakau, žinokit, labą dieną, man labai reikia pagalbos, gal jūs man galėsit padėti, vyrai, nu tai gerai, kalbamės, žiūri įtariai ir aš pasakoju apie tas pušies šakas, kaip man jų reikia, jie sako, kad negali padėti, tada aš vis tiek stoviu ir kalbuosi su jais, sakau, nu bet galbūt, žinot, kažkur prikritusių šakų, arba sakau, gal kokį jaunuolyną genėjot. Ir užteko vat to vieno žodžio stebuklingo jaunuolyno arba genėjot ir tuomet man, įsivaizduokit, tas vyras ištraukė tokį žemėlapį popierinį ir jis man braižo, kur man reikės važiuoti. Per tą popierinį žemėlapį, ten kažkokiam visiškai kitam kaime. Ir aš žinoma, aš tai viską rasiu ir jisai pasakoja, tai va tenais pravažiuosit buvusią girininkiją ir vat ten bus nusukimas į kairę už... Ir aš sakau, taip, bet tai palaukit, taigi ten Sigitas gyveno. Miškininkas toks. Ir jis atsisuka į mane, sako, tai aš Sigitas ir esu. Ir tada visi pradėjo juoktis. Ir nuo to laiko mes, žinokit, geriausi draugai esame. Ir vat, o tas padeda tai, kad tu iki tol buvai toks atkaklus ir susirinkai tiek daug informacijos, kurią tu vis tiek vat, panaudoji pokalbį ir niekada nepasiduodi, nes aš tikrai būčiau galėjęs išeiti, nuleistą galvą iš girininkijos ir likti be tų šakų. Nu, būčiau aišku kažką kitą sugalvojus. Bet tas atkaklumas ir nepasidavimas iki paskutinės minutės, tai yra nuostabi savybė. Oi, tikrai, čia labai didelį savybę ir tas tikrai padeda, nes, žinai, man atrodo, su tokia savybė, tai tu bet ką pakelsi iš pelenų ir padarysi labai gerai viską. Tarsi ne bet ką, tu, man atrodo, ką tu padarytum, tu viską padarysi gerai, nes tu darai su didelė motyvacija ir tau toks, kur tu kaip tankas važiuoji, viskas, man reikia, aš padarysiu kažkaip, bet padarysiu, žinai. Ir pasidaro viskas, nes tada, nežinau, ten visą tarkas, jai reikia, nu davai, kad aš tokį ir padarykim, kad jai čia gautųsi viskas, žinai. Tai tas labai labai kažkaip smagu, žinai, taip gera girdėti, kad tu taip tikrai, nu, degi tuo ir tu pasieki tai. Ne tai, kad, nesigavo. Tai gal taip net tada, ne taip ir nori, žinai. Tai va toks patikrinimas tavo. Jo, bet Jolanta, aš manau, kad svarbiausia turbūt atrasti sritį, kurioje arba projektus, kurie yra tavo. Nes mes labai esame šiuolaikiniai visuomeniai, kur mes tikrai labai daug dalykų darom, nes reikia, arba mūsų prašo, kažkam reikia, bet galbūt tai nėra mūsų, ar ne. Tai ir iš savo patirties aš suprantu, kad taip, aš tikrai esu tokios asmenybės bruožo, kur aš tikrai dėsiu visas pastangas, kad atlikčiau, kad padaryčiau, bet tuomet iškyla tie vidiniai konfliktai, nu, bet aš gal nenoriu, gal čia tikrai ne mano ir tada tu nejauti tokio pasitenkinimo rezultatu, kai atrandi savo projektus, savo sritį, savo stipriasias pusės ir tuomet gali panaudoti jas tiems projektams, kurie yra tikrai tavo. Tai aš visada linkiu kūrėjams atrasti, kas yra jūsų, bet atradimas ateina bandymo keliu. Nu, dar nežinau kito kelio, aš tikrai esu praėjus labai daug visko.
ir tų projektų, kur ką aš čia darau, kodėl aš čia esu, nu ką man to reikia, bet aš vis tiek tą patirtį panaudoju. Ir ta patirtis nėra taip, kad aš niekada daugiau nedarysiu to, bet aš vis tiek pasiimu tą patirtį, ar ne? Ir tas atradimas yra tiesiog vat, bandymo būdu. Nes yra tikrai daug labai skirtingų projektų, daug skirtingų veiklų, daug kūrybinių gali būti ar ne projektų, kur tu gali realizuoti arba atrasti save. Ir aišku, drąsos ir to tikėjimo, nes aš visada tikiu, kad vis tiek pasidarys, bet pasidaro tik darimo būdu. Nu, jeigu sėdėti ant sofkutės ir kaip čia dabar man gal čia kažkas padės, nu gerai, vis tiek kažkaip, nu nuoširdžiai. Kartais visai sveika paleisti kontrolę, kur tu matai, kad, nu niekaip nesigauna ir tiesiog, pasižiūrim, kas čia gausis. Bet tikrai, net ir, pavyzdžiui, atrodo, kad, aš čia nieko negaliu padaryti, bet tu vis tiek kažką bent minimaliai gali padaryti, kažkam gal parašyti, pasidalinti, nežinau, tiesiog, tikrai yra kažkoks minimalus žingsnis, ką tu gali padaryti ir tada gali tiesiog, čia kaip, nežinau, kaip kanalizacija valai, žinai, ir viskai ištraukia ir iškart pradeda, žinai, tai kartais reikia tik tą vieną, tokia, žinai, kad pajudėtų visi dalykai iš karto. Jolanta, daugiausia užsakymų gaunu tvarkydamas dirbtuvės, nuoširdžiai. Tai čia yra, kai atrodo, nėra tų užsakymų, ką daryti, tai susitvarkyk dirbtuvės, pats laikas, dabar pats laikas eiti susitvarkyti dirbtuvės. Ir ten taip, nuoširdžiai, tiesiog gaudasi ir sutapimai tokie, kad, kai tu tvarkaisi, susitvarkai, nurimsta emocijos ir atsiveria tas naujas galimybės. Plius tu jau vis tiek tu tvarkaisi dirbtuvės, tu jau paskelbėjai ten pas save Instagram'e, pavyzdžiui, kad, aš darau tokias dirbtuves ir viskas, tu paleidai. Nėra, kad taip, žinai, nieko nepaskelbiau ir tvarkytis, tai čia jau, kaip, žinai, kaip jau čia gausi, žinai. Bet tu vis tiek tu paleidai ir, tu viskas, tu jau nieko, šiuo metu gal, žinai, negali ar nenoriu daryti ir einu tvarkyti, žinai, ir kažkaip susitvarkys viskas. Ir tikrai tada labai fainų tokių šiaip idėjų ateina, kai tu kažką darai, žinai, ne toj veikloj pačioj, bet kartais atsitraukia. Tai tikrai, man bent jau tai būna, kad nežinau, net ir daržą beravint, ateina, va šitą reikia čia parašyti, reikia čia pagalvoti, aha, tai tas yra fainai. Taip. Tai iš tų tokių kitų projektų, ar ne, ir tu, Jolanta, sakai, ar ne, kad kartais reikia atsitraukti, ar ne, nuo tos veiklos. Aišku, aš visada sakau, kad aš darau per mažai, darau ne iki galo, darau nepakankamai ir visada atrodo, kad reiktų kažkaip geriau, tobuliau, nuostabiau, daugiau. Perfekcionistas vidinis turbūt šneka labai. Gal ne perfekcionistas, bet gal tas toksai kaltės jausmas, kad visada yra ta mintis, kad aš darau per mažai, ar ne, kad galbūt nevertinu tiek savo tos veiklos, kiek turėčiau vertinti, ar ne, arba gal reikėtų daryti kažkokius didesnius projektus, ar ne, nes aš turiu tikrai daug to potencialo ir dirbu su labai dideliais projektais. Tai visada yra ta ir kirba ta tokia mintis, kad, Aušra, gal tu čia dabar esi tokia komforto zonoje ir darai tikrai nuoširdžiai per mažai. Bet paskui, kai pagalvoji, kokį krūvį turi per intensyviausius laikotarpius, tai tikrai ne kiekvienas kūrybininkas tą galėtų turėti arba pavežti ir tada labai džiaugiasi, ar ne, kiek tu pats gali kiek tu pats gali turėti padaryti. O dabartinė mano tokia, kaip sakau, outside the box veikla, ar ne, tai aš ją vadinu gausos projektu, tai yra mano gėlynai, kur niekada nuoširdžiai gėlės man labai patinka, bet prisiskinti iš miško, atsinešti iš pievų, bet taip, kad aš jau jas auginčiau arba turėčiau gėlynus, tai ne. Ir čia turbūt išlindo tas mano didelių projektų ambicija ir dabar vienas gėlynas yra tik 17 metrų ir dar yra 3 numatyti po 17 metrų. Tai jie bus įgyvendinti iki šio mėnesio pabaigos arba kitą mėnesį, tai ir aš mėgaujuosi, aš niekada nesu įsidinus su Morta, mes šiemet tiek prisėjom gėlių ir tiek susidaiginom, kad yra wow. Ir aš manau, kad per gausą, jeigu tu atrandi savo gausos ar ne kažkokį
sritį, tai atkeliauja ir tuomet ir atsiveria ir daugiau projektų, ar ne, ateina ir daugiau kitų veiklų. Tai labai džiaugiuosi, kad turėdama priverstinę pauzę visai sugalvojau tų projektų, kuriuos dabar įgyvendinu. Ja, labai skamba tikrai toks didelis projektas, bet toks labai džiuginantis, kur, nu, tie tokie rezultatai, kur, kaip čia, žinai, kaip ką pasėjai tarp jausi, žinai, čia stengiasi, ieškai tų dantų sėklų, daigų ir vat po to, kai tas visas, Aušra, tu su mumis, Aušra, dar? Kažkaip sukasi ratukas tavo. Aha, kas buvo? Jo. Pas mus kažkokie čia dalykai vyksta su techniniais reikalais. Jo, tai aha, tai labai dar čia mes apie vištas, sakėm, pakalbėsim ir apie kiaušinius ir labai man pačiai irgi, tada mes su tiem, kai buvom susitikusios ir pirmą kartą gyvai Aušra pas mane atvažiavo ir mes pradėjom kalbėtis ir Aušra tai pradėjo pasakot, tai mes žiūrim, mes jau apie vištas pradėjom kalbėti ir toks, kur, ir kažkaip labai, nes mes, nu, mes irgi vat namuose turim ūkelį tokį, tai irgi auginam vištas, tai yra tokia bendra tema ir šiaip manau, kad tokia originali edukacija, nieks Lietuvoje, man rodo, tokios edukacijos neveda, kiek aš žinau, kaip tu vedi. Tai gal tu galėtum papasakoti, pristatyti edukacijų, šitos edukacijos kiaušinių ir vištelių. Taip. Čia turbūt ir Velykų ir Atvelykio negaunasi pas tave edukacija. Ir šiuo metu tai ji tapo tokia universali edukacija, kurią galima pasikviesti bet kuriuo metų laiku. Nu, turbūt per kalėdinį laikotarpį tai jau nelabai pasikviesim, nes ir naminiai paukščiai praktiškai sustoja dėti kiaušinius ir aš pati jau tikrai esu visiškai kitam amplua, bet realiai ją galima pasikviesti bet kuriuo laikotarpiu, nes mes kalbam apie naminius paukščius. Aš atvykstu su naminių paukščių kiaušinių kolekcija, su pradinukais mes pinam velykinius lizdelius, tai čia jau Velykų laikotarpio, bet su mažaisiais mes gaminame sensorinius kiškučius, kurias galima irgi gaminti bet kuriuo laikotarpiu. Ir visa edukacija įvilkta į tokią istoriją, ar ne? Ne į pasaką, bet į istoriją, ar ne? Ir man visada labai patinka kurti istoriją, nes vaikams, tam, kad jie išmoktų, tam, kad jie sužinotų, jiem reikia tos istorijos, jiem reikia įtraukti juos, ar ne, juos pačius. Tai šito edukacija yra supažindinimas, ar ne, kiek nuostabių paukščių, naminių paukščių augina Lietuvos ūkininkai ir veisėjai, ir tai nėra tik višta arba antis arba kalakutas, kiek jų rūšių yra, kiek tų rūšių yra ir kiek tų veislių yra. Ir kiek nuostabių paukščių tikrai yra pačioje Lietuvoje. Ir beje, praktiškai visas netgi vištų veislės augina lietuviai. Jau yra apie 250 pasaulyje, tai tikrai yra ką sužinoti. Ir aišku, turbūt mano tikslas, kad jie ne tik tai jiems papasakočiau, ar ne, bet galėčiau ir parodyti, kad galėtų jie paliesti, kad išsineštų, ar ne, tam tikrą žinutę. Tai naminių paukščių kiaušinių kolekcija, tai aš atsimenu pradžią, kaip sakė, tai tu veši juos į darželį, tai jiegi bus visi sudaužyti, bet mano tas tikėjimas vaikais, aš netgi su 2-mečiais darau šią edukaciją ir praktiškai visas edukacijas darau nuo 2 metų, man nėra tokio amžiaus limito, kad jie nesugebės, kad jie nepadarys, kad jie kažką padarys ne taip. Tai visus beje kiaušinius, kuriuos sudaužiau per Velykų edukacijas, tai buvau aš. Vieno kiaušinio nesudaužė vaikas. Tai tie kiaušiniai mes juos liečiame. Aš jums duodu palaikyti kiaušinį. Pavyzdžiui, žąsies kiaušinį, kai jie laiko savo delniukuose, kuris vos telpa, jie net nekvepuoja. Arba mes kalbamės, kuo skiriasi anties kiaušinis nuo vištos kiaušinio. Nes dydis tai praktiškai analogiškai, tiksliau, dydis labai atitinka ir labai panašus, bet anties kiaušinio lukštas yra tarsi marmurinis, jį glostant. Vaikai jaučia tą skirtumą, nes kiekvienas glosto, ar ne, ir bando atskirti, kaip skiriasi tie kiaušiniai. Ir aišku, žinoma, stručio kiaušiniai padaro didžiausią įspūdį, nes jie yra tikrai dideli. Ir šiais metais turėjau netgi emus stručio
kiaušinį Australijos stručio, kuris yra toksai tamsiai žalios spalvos, groblėtas, nu tikrai įspūdingas. Ir daug kitų kiaušinių, ar ne? Nu, man tie visi kiaušinukai nuoširdžiai, nu, aš kiekvienu džiaugiuosi. Aš atsimenu, kai aš juos gaudavau arba siūsdavausi, arba atrasdavau, ar ne, kas man padės jos ir kai jos gaudavau, nu, man jie tikrai, nu, nuoširdžiai kaip kalėdinė kiekviena dovana, kurią aš išpakuodavau ir džiaugdavausi ir netgi dabar turiu šaldytuvę. Tos kiaušinėlis. Tai vat, štai tokia edukacija. Ir aišku, žinoma, apie ką mes nepakalbėjom, tai apie vištytės, nes aš atvažiuoju su gyvomis vištomis. Pas mokyklinukus netgi važiavau su dekoratyviniais viščiukais jau paaugusiais, tai ten buvo netgi jau jie gyvai galėjo pamatyti, kaip atrodo višta ir gaidys su barzda, nes yra tokių veislių, kaip atrodo su kuodais, kaip atrodo didžiųjų kokinchinų veislių jau viščiukai ar ne, tai ir jie visi skiriasi, ten buvo 3 skirtingos veislės ir jie visi skiriasi ir visi atrodo kitaip ir visi auga kitaip, tai o su mažaisiais tai atvažiuoju jau su vištytėmis, bet vištytės tu gali vežtis tikrai ne bet kokias. Vištas gali atsivežti tas, kurios mėgsta būtent rankų, yra prijaukintos ir tai net ne kiekvieną vištą gali prijaukinti. Tai jų yra skirtingi charakteriai, net skirtingų veislių yra skirtingi charakteriai. Tai pagrindinė mano edukacijų draugė tai yra vištytė Verutė ir jinai vis dar yra su mumis ir aš labai labai džiaugiuosi ir jinai pradėjo dėti kiaušinukus. Tai reiškia, jinai dar yra labai sveika vištytė ir dar niekur neketina iškeliauti, nors jinai yra senjorė. Aš ją įsigijau prieš 3,5 metų ir jau ją buvau nusipirkusi jau ne jauną vištą, ne viščiuką, ar ne, tai jai yra jau apie 6 metai, šiaip dažniausiai vištos gyvena apie 3 metus, tai kad jinai deda dar kiaušinius, tai čia yra, nu, amazing, nuostabu, tikrai, realiai. Mes su Marta kiekvieną tą kiaušinuką džiaugiamės ir parsinešam namo, kai jinai jį sudeda. Bet aš tikiuosi, kad edukacijos irgi sudėti. Kokios spalvos lūkštas jos kiaušinių? Kokinchinų veislės vištytės nededa spalvotų kiaušinių. Spalva kiaušinio lūkšto priklauso nuo to, kokį turi spalvos geną pati višta. Tai kokinchinų veislės vištytės jos neturi turėti pagal veislės kodą kažkokios spalvos, tai jos deda paprastus, ne baltus, bet tokius ne kreminius, bet nu, vat, tokius paprastus įprastos spalvos kiaušinukus. Pavyzdžiui, amerikanų vištytės deda tik tai žydrus kiaušinėlius, jos pagal veislę turi dėti tik tai žydrus kiaušinėlius. Marano veislės deda tamsiausius kiaušinius, jie yra tokie kaip bordo. Praeitais metais turėjau kolekcijoje, šiais metais turėjau, bet ne patį ryškiausią. Tai kartais spalva priklauso nuo vištos veislės, bet dažniausiai tai nuo spalvos geno pačioje vištoje. Ir tas spalvų paletę ją galima išveisti. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes turime gaidelį, kuris išsirito iš žydro kiaušinėlio ir turime vištą, kuri deda rudus kiaušinius ir jeigu jau jie susilauktų, išsiperintume iš jų viščiuką, tai jisai dėtų jau žalsvos spalvos kiaušinius. Tai yra ten visa schema ir aš netgi pasakoju pradinukam ir rodau ir mes kalbamės, tai pradinukai daugiau žinių išsineša negu darželinukai, bet jie ir gali daugiau priimti. Tai kokinchinai deda tikrai įprastos spalvos kiaušinėlius, tik jie yra mažesni negu paprastų vištų didelių veislių. Kaip įdomu, kad tu atradai tokią savo dar edukacijų, dirbtuvių, tokią sritį, tokią unikalią ir tau pačiai tas patinka labai ir tu pati vištas augini ir tas kažkoks, žodžiu, ir tas kiaušinių paieška, tai man atrodo, kad tarsi tiek kiaušinių surinkti, tai čia kas yra, tipo, žinai, nėra, kad nueitum vardu ir nusipirktų, ten stovė tiesiog lentynose, čia kiekvieną surasti. Taip. Tai šita edukacija, manau, kad gimė iš tos vaikystės patirties, nes aš esu užaugusi tarp įvairiausių paukščių.
Nu, mes auginam ir kalakutus, ir antis, ir žąsų gal neauginam, skirtingų vištų veislių, fazanus, mama netgi kažkada yra turėjusi ir aš žaisdavau su tais paukščiais ir man jie tikrai patikdavo. Tai jinai kilo iš tos turbūt vidinės patirties, kad aš tikrai labai daug žinau jau apie naminius paukščius, nes ir matydavau ir kaip perina, ir mama netgi inkubatorių buvo namuose pasidariusi ir išsiperinusi viščiukų, tai ne tik tai po vištą perindavom. Tai kai tu turi tos patirties vidinės, tai tuomet supranti, kad tikrai gali dalintis ir turi labai labai daug žinių. Nes, pavyzdžiui, tikrai nėra žmonių tiek daug žinančių, netgi ir suaugusių apie naminius paukščius, apie jų kiaušinius, aš sulaukiu įvairiausių klausimų, kartais net nežino, kam reikalingas gaidys, ar ne, kiti galvoja, kad jeigu nėra gaidžio pulke, tai vištos nededa kiaušinių, ne, jis tai reikalingas tam, kad išsiristų, kad būtų verstas kiaušinis, ar ne, tie viščiukai. Tai turbūt kilo iš to, o pati kiaušinių medžioklė, tai, nu, va čia turbūt irgi dar vienas iš mano pavyzdžių, istorijų, kuri reikia tiek užsispyrimo, tiek atkaklumo, tiek ieškojimo. Mano pirmoji edukacija buvo praeitais metais velykinė ir aš kaip ir planavau gaminti tik tai velykinius lizdelius su vaikais ir net negalvojau, kad čia darysiu ir darželinukam ar dar kažkam, ar kad čia bus dar kažkokia kiaušinių kolekcijai, bet, pavyzdžiui, mano visa kūrybinė potencialas atsiskleidžia tada, kada man užduoda kažkas klausimą. Ir man viena moteris, mes susirašinėjom, aš pasakoju apie tą edukaciją ir nepaklausiu, tai tik tiek bus per edukaciją? Ir man tas klausimas, tik tiek, nu gerai, tai kažką reikia dar sugalvoti, nes kažkaip reiškia tik tiek, tai čia kažkaip tik tiek. Visai negali būti tik tiek. Ir tuomet kilo idėja, ar ne, surinkti naminių paukščių kiaušinių kolekciją, nes aš tikrai žinojau paukščius, žinojau, kad tikrai ne visi matė tiek ar ne tų kiaušinių ir tiek paukščių. Ir aš turėjau iki pirmų edukacijų, turėjau 2 savaitės. Ir aš nieko nepažįstu. Aš neturiu jokių kontaktų, aš neturiu jokių veisėjų, paukščių, aš ką galiu gauti, tai žalių kiaušinių paletę vieną ir ką čia dar, ir Verutė dėjo kiaušinukus, man atrodo, tai Verutės vienas kiaušinukas, mažiukas ir viskas, ir tada mano medžioklė prasidėjo, tai aš nežinau, susiradau paukščių forumus, grupės. Susiradau paukščių veisėjus. Dėl vieno kiaušinio, nežinau, važiavau, nes žinojau, kad man reikia būtinai anties bėgikės kiaušinių, nes jisai yra kitoks, jisai turi kitokį atspalvį. Ir važiavau, nežinau, ten kažkur toli už Kauno, kad jį pasimčiau ir nusipirkčiau vieną kiaušinį iš kolekcijos. Tuomet kaimynas man parašė, kad neturi jokių kiaušinių, bet žinau, kur gauti kanarėlės kiaušinių. Ten buvo, ten buvo kažkas nuostabaus. Aš važiavau čia visus pas visus kaimynus, kurie augina tos skirtingus paukščius, kuriuos aš žinojau. Ir tu labai nuoširdžiai tikrai tikėjai savimi, kad tu tikrai surinksi tos kiaušinius, bet aišku, niekas nepagalvoja, kad taip, tų kiaušinių parduotuvėje nenusipirksi ir visi praktiškai kiaušiniai, kurie yra pas mane, yra kolekciniai ir juos reikia sumedžioti ir parduotuvėje dėja nenusipirksi. Bet kai yra ankstyvas pavasaris ar žiemos metu, naminiai paukščiai nededa kiaušinių. Jie ilsisi, nes naminiai paukščiai nėra fabrikas. Jie nededa kiaušinių kiekvieną dieną. Ir tą pasakoju ir vaikams. Ir dalis paukščių nededa. Pavyzdžiui, šiais metais Velykos buvo labai anksti ir kai kurių veislių, egzotinių kiaušinių tiesiog neturėjau galimybės gauti, nes jie nedėjo dar tų kiaušinių. Tai yra tikrai nuoširdžiai atkaklumas, tikėjimas, kad tu gausi ir po kiekvieno savo mažos pergalės, po kiekvieno atsivežto kiaušinio, tas pasidžiaugimas, tu turi mokėti pasidžiaugti, ar ne? Ir tuomet visada tau padeda, tau vis tiek atsiranda, kas visada padės. Svarbiausia tikrai tikėti ir daryti, ir ieškoti tų variantų ir tų žmonių. Lygiai taip pat kaip ir su pupam šiais metais. Tikrai pritrūkau tų stebuklingų pupų, galėjau naudoti bet ką.
kitas kruopas, bet visa istorija tai yra apie stebuklingas pupas, kurias augina pupų karalius. Ir tik pas jį gali nusipirkti stebuklingų pupų ir jos padeda kiškučių šokinėti. Ir tau reikia tų pupų pavasaris, niekas jų dar neturi, nes dar sėjos metas neprasidėjo. Ir jūs suprantat, kai skambini ūkininkui, kuris pupas matuoja toniniais maišais, o tau reikia, kiek čia, pusę maišelio arba maišelio. Ir kai tu dar bandai, ir jis dar klausia, ką tu su tom pupom darysi, tai, nuoširdžiai mes juokiamės per telefoną su kiekvienu tuo ūkininku ir vyru, mes juokiamės. Ir aš vis tiek atkakliai tada prašau kito kontakto ūkininko. Ir ieškau, kol prisikasu prie pupų karaliaus. Ir jisai man nuoširdžiai šiais metais atvežė su sulūžusio koja man į kiemą ir atvežė tą maišą pupų. Ir, tikrai nuostabus žmogus. Ir mane tikrai supa nuostabus žmonės, kurie vis tiek padeda, nors tu niekada jų nepažinojai, niekada nematėjai ir tu juos sutinki savo kelyje. Tai turbūt nuostabiausia veiklos dalis yra tai. Kaip įdomu. Man dar taip gražu, kad tu ne šiaip tiesiog atvažiuoji dirbtuvės vesti, bet tu istoriją dar pasakoji ir tu įvedi. Ir tas visas dirbtuvių procesas yra per istoriją kažkokią. Man atrodo, vaikams tai čia yra labai tas svarbu, nes jie tada kažkaip, čia taip tas toksai sudominimas, kažkoks įtraukimas ir prasmės suteikimas, tai labai kažkaip gražiai skamba. Ir tu kaip pasakei, kad ten pupų buvo sunku gauti, tai ir tas, kur pupų karalius sulaužyta koja, čia toks yra kaip istorijos dalis, žinai, gali pasakot, kad, žinai, taip sunkiai stebuklingų pupų, tik tai vienas pupų karalius, tas sulaužyta koja, ėjo, nešė pupas man su maišeliu, žinai. Koja nepasakoju, bet tikrai pasakoju apie pupų karalių. Ir, pavyzdžiui, mano edukacijos istorija išsiplečia per mano patirtį. Pavyzdžiui, pupų karalius atsirado tik tai jau edukacijų viduryje, įsibėgėjus, ar ne, kai jau man reikėjo surasti tų pupų. Ir tu savo tą patyrimą, kai tu ruošiesi, ar ne, tu ir įpini ir perduoti per edukacijas. Tai, man atrodo, sukurti kartais dirbtinai nėra tiek jausmo, kiek tu sukuri tą visą istoriją per savo patyrimą. Tai man tas tikrai patinka. Ir vaikus įtraukti, tai man turbūt ir yra pagrindinė mano edukacijų esmė įtraukti, nes per patyrimą, jeigu jie įsitraukia per savo patirtį, jie tuomet ir išmoksta ir sužino daug dalykų ir jiems daug labiau įsirašo į širdį. Taip. Tai kad ir vaikams ir suaugusiems lygiai taip pat. Kažkaip kaip per patirtį, per istorijas, kažkaip mes žymiai smagiau tą informaciją priimam ir prisimenam po to viską. O dar tiesa apie tas vištas, gal taip šiek tiek, galbūt taip jau taip uždarant tą temą, tai dar buvo klausimas, Aušra, kiek vištų gaidžių dar norėtum ir Jolanta, ar nori vištų? Tai dar čia taip žinai apie ateities planus ir dabarties reikalus. Tai Jolantas, aš vištų nepamačiau, bet mes pamatysim gal kažkada kitą kartą. Tai šiuo metu mes auginamės visą savo pulką visiškai nuo nulio. Tai vienintelė iš praėjusio pulko vištytė, kurią aš turiu ir susigražinau, nes jinai buvo, kaip vadinu, vištyčių viešbutyje, nebuvo pati laimingiausia, bet grįžusi, pradėjo vėl dėti kiaušinus ir tikrai nuoširdžiai labai džiaugiuosi. Tai turiu tik tai vištytę Verutę iš praėjusio pulko ir dabar mes auginamės visiškai naują pulką skirtingų veislių, ne tų standartinių vištyčių. Tai šiuo metu turiu 4 veislinius viščiukus jau paaugintus. Skirtingų veislių, amerikanai, 2 didieji kochinchynų vištytės ir faverolių gaidelės. Nuostabus. Aš šiaip iš tikrųjų negimė man meilė iš karto jam, bet jisai yra rankinukinis. Jis ateina pas mane ir aš turiu jį glostyti ir jam patinka. Nežinau, bet aišku, jis yra įspūdingo dydžio su barzda. Irgi kas labai labai žavi. Ir dabar šiuo metu atsivežiau 7 levandinius kochinchynų viščiukus, jau tuos mažuosius, bantamininius. Ir jie dabar auga ir jie man tai yra kaip stalo teniso kamuoliukai, tokie juokingi. Bet levandų spalvos kochinchynus gauti buvo labai labai sudėtinga. Tiesiog kažkaip atsitiktinai man pasitaikė skelbimas ir aš jau supratau, kad turiu pasiimti juos.
Ir dabar mes periname 27 kiaušinukus irgi skirtingų veislių, tai žiūrėsim, kas iš jų išsiperins ir kiek išsiperins. Ja, tai darbas rimtas. Ir taip, ir aš norėjau nepirkti, bet norėjau pati užsiauginti, nes man tas prisirišimas prie jų yra tikrai nuostabus ir sukurti ryšį su jais. Ir mano vaikai tiesiog, jam patinka, jie mokomi nuo mažens prie gamtos ir kaip atrasti tą meilę ne tik tai paukščiams, bet ir kitiem gyvūnam, švelnumą, empatiją. Tai Morta yra mano dalyvė. Ne visada, bet tikrai prisimena visada apie viščiukus. Tai dabar kol kas planuoju ir turbūt testuosiu, ar ne, irgi kurios veislės yra vištų mano. Tai kol kas turiu tik tai vieną pavirolių augantį gaidelį, bus labai didelis, bet manau, kad bus ir kokinkinių gaidelių, tai reikės atrasti tiesiog savo veislės, o jau kurių norėsiu atsisveikinti su kuriamis, tai tuomet darysim aukcioną ir kažkur ieškosim kitų namų, nes, man atrodo, kad jeigu užaugintas paukštis tu meilę, tai tikrai ir turi atrasti vietą. Tai Jolanta, manau, kad galės irgi priimti. Žinok, tikrai, nes pas mus tai, čia taip irgi tą atsakant į klausimą, ar noriu vištų, tai mes turim apie, mes taip iki gal neskaičiuojam apie 50 vištų, bet pas mus tos paprastos vištelės, vienas gaidys ir neseniai, kur dalinausi istorijose čia, kad nusipirkom ten gal 5 vištas su skiauterytėm tokiom šiek tiek, kodukas toks yra, tai jos deda žalius kiaušinius, tai pradėjo dėti žalius kiaušinius, tai pas mus gana paprastos vištos, bet jo, kiaušinių turim. Tai labai iš tikrųjų, labai smagu kažkaip tas vištos, jos tokios, labai man smagu stebėti, jos ten turi savo tą tokią sisteminę, ten visą tą hierarchiją, kaip ten gaidinti, jo, jisai čia taip žiūrėkit, čia padėsiokit pasnelės, jisai vištoms parodys, kur čia kas, tai labai taip, iš tikrųjų, įdomus tas vištos šiaip pastebėti. Jo, pastebėti ir auginti ir savo kiaušinių turėti yra labai, labai geras dalykas. Taip. Tai va. O idėja su vištomis tai kilo dar, kai Mortos laukiusi, nes norėjau turėti savo, kol dar neturėjau savo dabar basomis miške veiklos, norėjau turėti dekoratyvinių vištų veislyną. Tai nuo to ir kilo, kad pirmoji mano įsigyta ir nusipirkta višta ir buvo vištytė Verutė, dar jinai turėjo ir gaidelį, jo aišku nebėra. Ir aš nežinau, per kokį stebuklą aš išsirinkau būtent ir gavau tą levandų spalvos vištytę, kuri yra tikrai reta. Ir aišku, nebuvo mano ta sėkminga pradžia, bet Verutė dabar vis tiek tapo edukacijų žvaigždė, tai kaip ir labai džiaugiuosi savo nes tuomet susirinkau labai labai daug žinių apie vištas, apie veislės, kaip pasineri į projektą, tai pas mane taip ir aš negaliu numiegoti naktį, aš sapnuoju, man ten viskas verda, visas procesorius ir kaupia visą informaciją. Tai lygiai taip pat ir su edukacijom. Taip irgi būna. Geras. Ačiū, kad pasinė. Labai įdomu taip girdėti, kaip viskas natūraliai kažkaip išsivysta, žinai, tiesiog iš to, kas tau patinka, kiek tu žinių, žinai, esi susikaupus ir tiesiog tada, kažkoks tarytum natūralus noras dalintis jomis ir labai kažkaip, smagu, labai smagu girdėti, žinok. Ir linkiu tavo sėkmės didelės su tavo dirbtuvėmis ir edukacijomis, kad niekad nepritrūktų, žinai, užsakovų, mokyklų, darželių, nežinau, dar kokių nors ten kitų įstaigų, kurios tave kviestusi. Nes tikrai labai svarbu edukuoti, nes, žinai, kartais vaikai iš vis maži, tarsi ten net ir didesniai vištų nėra gyvai matę ir nesivaizduoja, gaidės turi būti, kad, žinai, kad būtų kiaušiniai. Tai tokie tiesiog elementarūs dalykai kažkaip, kad, suprastų vaikai. Ir šiaip labai net ir suaugusiams žmonėms. Pavyzdžiui, aš klausausi, man įdomu, žinai, tokie dalykai, kažkaip tiesiog praplečia akiratį ir atrodo, kad tu nežinai, yra kažkokia nežinoma Lietuvoje kažkokia dalis, ten veisinių, ten paukščių, kažkokie įsėjų forumai, toks visiškai, žinai, kažkokie neatrastas tokias rytis. Labai įdomu. Ja. Ir dar norėčiau, žinai, dar pakalbėti apie tą temą, gal tokią labiau iš praktinės pusės apie edukacijas, apie dirbtuves.
Tai gal tu turėtum kažkokių, nežinau, ar patarimų, ar kažkokių galbūt pastebėjimų, kokiom savybėm, nu, pavyzdžiui, gal, tarkim, mūsų klausysi žmonės, kurie galbūt pas juos kirbena mintis, kad aš gal kada nors norėčiau tam pradėti vesti kokias dirbtuves ar edukacijas. Tai, bet aš kažkaip dar čia gal nepakankamai pasiruošus, ar kažkaip dar kažko trūksta, tarytum, bet gal tu turėtum kažkokių, nežinau, ar patarimų, ar padrasinimų, ar nežinau, kažkokių pastebėjimų, galbūt kaip tą pradėti ir, nu, tęsti, nežinau, bet gal kažką turi, bet tiesiog, nu, tokių praktinių patarimų, bet jeigu žmogus turi tokią idėją ir bet iš savo patirties, bet ką tu galėtum kuo tu galėtum pasidalinti. Tai jeigu pas kažką kirba mintis, ar ne, bet yra kita mintis, ar ne, kad gal aš esu nepakankamas, ar ne, arba gal nesugebės, arba neturiu pakankamai patirties, arba nežinau, nuo ko pradėti, tai visada rekomenduoju, čia kaip ir su bet kuriuo darbu, ar ne, įgyti patirties. Įgyti patirties, bandant, ar ne, ir ieškant, kas galėtų priimti. Tai mano atveju, mano visa patirtis, nu tikrai daug metų aš tą dariau savanoriškai ar ne, neapmokamai, tai aš pati jau pas savo dukras į mokyklą, į darželius ir vedžiau ar ne, tikrai daugą. Nuo vabaliukų viešbučio statymo, didelio vabaliuko viešbučio statymo iki, nežinau, karoliukų verimo, tai tiesiog išsibandyti, ar ne? Nu, vat, imti, bandyti ir ieškoti, ar ne? Ir pasibandyti. Ir pasibandyti ne vieną kartą, bet kelis kartus, ar ne? Nes kartais vieno karto nepakanka, nes yra tas vidinis kritikas, kuris sako, kaip buvo blogai, arba man čia buvo nepatogu, arba buvau nekomforto zonoje, tai tam, kad tu įveiktum šitą barjerą ir atsipalaiduotum ir jau būtum tikras pats toks, koks esi, tai reikia tikrai daug, vieniem daugiau, kitiem mažiau bandymų, ar ne? Tai nesustoti po vieno karto, nesustoti, jeigu kažkas nepavyko, nesustoti, jeigu tavo jausmas nebuvo ypatingai ar ne excited, ar čia buvo viskas labai šaunu, nes tikrai mes visi turim savo demonų viduje, juos reikia nugalėti. Tai įgyti patirties ir tuomet atrasti savo sritį, ką norėtųsi, ar ne, perduoti, kokią žinutę norėtum perduoti savo edukacijose, nes taip visada lengviausia yra ateiti ir išmokti kažkokį techninį įgūdį, ar ne, perduoti kažkokių žinių, bet jeigu jūs sukuriat jausmą, sukuriat ryšį, tai čia yra visa edukacijos turbūt esmė ir visa pridėtinė esmė, nes visuomet būna mintis, Jėzus, tai čia mane nukopijuos, ar ne, taigi čia visi daro tą patį, ar ne, arba visi veda, nežinau, advento vainiko pinimo dirbtuves, ar ne, arba pina vainikus, tik čia tiek daug tų pinėjų, tai ką čia naujo, ar ne, kažkokio, bet kai tu įdedi dalelę savęs ir tu sukuri savo istoriją, tai čia yra tavo pagrindinė pridėtinė vertė ir tave atsimena dėl to, kokį jausmą išsinešė išėję iš edukacijos ir dirbtuvių su tavimi. Tai vat visada linkiu, kad dar irgi pagalvoti ir apie tai, kokią tu istoriją sukursi ir ką jie norėtų išsinešti, ar ne, iš tavęs. Bet tas ateina su patirtim ir praktika, bet tikrai nebijoti klysti ir svarbiausia nugalėti tą nežinojimą, kaip viskas bus arba kaip čia viską padaryti. Ir viskas pasidaro darymo būdu. Tikrai paantrinsiu dėl tų irgi va, tokių pasibandymų, nes aš, pavyzdžiui, irgi, mano taip, kaip galima sakyti, vienintelė dabar tokia tema dirbtuvių, tai perdirbto popieriaus atvirukai, skirtukai, vokai ir, visokiausi gaminiai, ką mes darom iš jų. Tai aš pati net kažkaip neplanavau jų vesti tų dirbtuvių, bet man tiesiog pasiūlė, gal jūs galėtumėt popieriaus perdirbimo dirbtuvės? Sakau, žinokit, ne, bet gal aš galėčiau, mes galėtume ten atvirukų dirbtuvės padaryti. Ir taip, mano pirmas gal 3 ar 4 net dirbtuvės buvo nemokamas. Ir aš ten važiavau ir į Kauną, ir, tiesiog toks, dabar tai pasižiūri, toks, tai minus realiai, bet aš tikrai labai esu dėkinga toms patirtims, nes aš iš karto puoliau
į atvirą renginį, kur nežinai, kiek žmonių ateis, ten vaikai, suaugę, sureguliuoti viską. Ir dar atsimenu, pirmas mano dirbtuvės buvo palapinė ir lietus liejo visą dieną. Tai toks, kur tarsi dar kaip tas ten košmarų sapnuoja iš vakarėse, kad ten sulyja visus tos popierius. Tai toks iš tikrųjų, pasibandai, pasižiūri ir tada tu pajauti, pavyzdžiui, aš pajaučiu, kad man patinka tas dalykas, kad man faina, kai ten kažkas sukuria gero ir kas jiems patinka ir jie nesitikėjo, kad taip gausis ir taip išeina ir laimingi ir vaikai ir suaugę. Tiesiog, čia tas yra labai daug tokio gero jausmo lieka, per pačias dirbtuvės gerą ir po jo, irgi tas rodiklis, kad gal ir ten kažkas netobulai, neidealiai gavosi, bet vis tiek pats jausmas, kad aš noriu dar. Tai kažkaip, man rodo, gal irgi tą tokį išsibandyti ir pasižiūrėti, ar tu nori dar, ar matai, kur čia būtų galima galbūt kažką dar, nežinau, patobulinti, pakoreguoti, kad kitą kartą eitų sklandžiau ta veikla, tos dirbtuvės. Tai kažkaip tikrai pirmiausia, tai jeigu įmanoma kažkur bandytis nemokamai, nes gal būna kartais toks, kad aš dabar, aš čia versiu nemokamas dirbtuves, tai aš neverta, dar čia, žinai, čia nežinau, kaip čia ar užteks, ar čia ar pakankamai, čia kaip ten kur klausia, o tai čia tik tiek, žinai, toks kažkoks, kad pasibandyti ir pasižiūrėti, kad tikrai tas galiausiai supranti, kad žmonės išneša dar kažkokią pridėtinę vertę, nebūtinai yra tas gaminys, kurį žmonės padaro, bet būtent asmenybė, kuri veda tas dirbtuves ir ta atmosfera, kuri susikūrė ir kartais tai yra iš tikrųjų žymiai daugiau tos vertės, negu galbūt tas pats produktas, ką tu išsineši iš tų dirbtuvių. Tai manau, žmonės gal dažnai tiesiog irgi eina, nes mes realiai galim per YouTube pasižiūrėti ir sužinoti daug dalykų ir ką pasidaryti, bet tos dirbtuvės tai yra kažkoks toks pasibuvimas, kažkoks iš rutinos išėjimas, kažkoks toks kažkokių išbandymas, veiklų su žmonėm pasibuvimas, emocijų kažkokių prisipildymas gerų, tai taip kažkaip. Ja. Ir su vaikais dar kitokia specifika yra irgi, su suaugusiais, čia jau kažkaip, mes galbūt ir dažniausiai bendravom su suaugusiais, su vaikais yra vis tiek, tu turi kažkaip mokėti irgi, vis tiek su jais, nepradėsi sunkiai aiškinti, žinai, dalykus, tu turi suprantamą kalbą, kad jiems būtų įdomu, kad jie suprastų, tai jo. Jo, reikia jos suvaldyti, jos reikia įtraukti labiau negu suaugusius, sudominti, tai kas padeda man, tai tikrai ta istorija. Ir šiaip apskritai aš jau įeinu į grupę ir aš matau, kiek jau atspindinčias akis ir tos gerbėjus, kur yra kova, kas atsisės šalia manęs, man nieko nereikia daryti kartais, nuoširdžiai. Esu sulaukusi ir tokių gražių komplimentų iš vaikų, nuoširdžiai, ir kur tu matai, kad vaikas glosto vištytę, bet jisai žiūri man į akis ir jam nieko nereikia daugiau, jam užtenka manęs ir to ryšio, kurį tu tiesiog sukūrei atvykusi pas juos, ir tas natūralus priėmimas visų vaikų, nes aišku, visada mums lengviau dirbti yra su ramiais, paklusniais vaikais, smalsiais vaikais, kurie domisi, nors kartais tie patys smalsiausi vaikai, tai jie tikrai pakankamai yra aktyvus, bet tu turi mokėti priimti juos visus, tu turi mokėti prieiti prie kiekvieno vaiko, skirtingo vaiko, sukurti tą ryšį, sudominti juos ir netgi, pavyzdžiui, būna daug vaikų, kur sako, oi ne, čia čia ne, ir kur visi tie patys pirmieji labiausiai šaukiantis vaikai ėmė, visi padarė popieriaus dirbtuvėse savo atvirukus ir kišo ir tarsi rankas į vandenį, kur sakė ne. Tai, turi turėti tą ir aišku, tas ateina su patirtimi, kuo tu daugiau dirbtuvių arba edukacijų vedi, tuo didesnė tavo patirtis ateina, tuo tu labiau atsipalaiduoji pats asmeniškai, tuo išmoksti priimti, išmoksti atrasti ryšį, ar ne, išmoksti, kas veikia, kas neveikia, ar ne. Pavyzdžiui, man dabar veikia tobulai kvėpavimo pratimas, nuoširdžiai per edukacijas mes įkvepiam ir iškvepiam. Ir tą daro nuo 2-mečių iki paauglių, nuoširdžiai. Ir tas pratimas man puikiai veikia, sugrąžinti juos čia ir dabar, kai aš noriu kažką pasakyti svarbus, kas jiems tikrai, ką jie tikrai turėtų
išgirsti arba man reikia juos grąžinti, nes jau truputėlį pasibarsti, ar ne? Tai tu tų dalykų atrandi tiesiog per savo praktiką, per darymą. Kai kito kelio nėra, turbūt, vat, kai tu eini ir bandai ir darai. Ir praktikos įgyji ir tikrai tada supranti, ar tavo tas dalykas, nes, žinai, prisifantazuoti, ten gali, žinai, visko. Labas. Atėjo draugė. Ja, Brelė. O, geras, koks gražus pavadinimas. Vertas. Aha, taip, Aušra. Gal norėtum dar kažką, ko mes nepaminėjom, pasidalinti, pasakyti? Tai turbūt tikrai noriu kiekvienam palinkėti atrasti savo kelią. Nuoširdžiai, nes mes kiekvienas turime savyje užkoduotą, ar ne, savo tikslą, kokiu tikslu mes esame šitame pasaulyje. Ir jį atrasti ir pripažinti ir nebijoti tos tiesos, ar ne, kad ir kokia jinai yra. Tai tie atradimai tikrai atrakina ir išlaisvina mus pačius nuo darimo to, ko reikia kitiem, nuo darimo taip, čia brelė. Nuo darimo to, ko mums tikrai nereikia. Ir atradus save, tuomet, mažutė. Ir atradus save, tuomet turėti drąsos judėti tuo keliu, nes išbandymų tikrai būna labai daug. Tai niekada nepasiduoti ir tikėti ir visada judėti į priekį. Ačiū. Labai gražus ir tokie įkvepiantys žodžiai. Aš pertraukiu. Aš tau, Jolanta, labai noriu padėkoti iš tikrųjų už tas pirmas pamokas su perdirbtu popieriumi ir popieriaus dirbtuvės. Ir atsimenu, kai žiūrėjau tą laivą, nors apie popierių galvojau jau pasidaryti, tiek kartų ar ne tiek daug. Ir atsimenu, tikrai tas pirmasis laivas su tavimi buvo pasakiškas ir irgi vienas iš įkvėpimų, nors tuo metu dar net neplanavau daryti jokių popieriaus dirbtuvių, nes turėjau kitų minčių galvoje, bet aš visada sakau, kad kelyje galiu sutikti labai daug skirtingų žmonių ir svarbiausia mokėti atrasti ryšį, ar ne, pasiimti ir duoti kažką. Tai labai džiaugiuosi, kad mes ir toliau karts nuo karto pabendraujam ir labai noriu padėkoti už kvietimą prisijungti į laivą. Nes nuoširdžiai, pirmas kartas, visada nežinai, ar tu tikrai esi vertas, ar turi ką papasakoti savyje. Tai tikrai esu labai labai dėkinga ir ačiū tau irgi už įkvėpimus ir pasidalinimus ir tą nuolatinį ryšį. Prašom, ačiū tau labai, tikrai labai tu tokia mūsų per audronę, taip pat tokia pažintis ir ta bičiulystė ir toks bendradarbiavimas ir tikrai labai smagu, kad aš pati, pavyzdžiui, nevedu perdirbimo popieriaus dirbtuvių, tai kad tu vedi jas ir paėmė tą fakelą, žinai, ir neši, ir tau sekasi, ir labai tokių gerų irgi idėjų sugalvoja, kad ne tiesiog perdirbam popierių, bet, pavyzdžiui, tas atviruko gamyba, tai, žodžiu, tikrai labai džiaugiuosi, žaviuosi tavim. Ir pabaigai mes turime tokį tradicinį klausimą. Tu, aišku, labai daug jau tokių gerų dalykų išvalgų pasakai, bet gal tokį, žinai, dar taip apibendrinat. Tai tradicinis klausimas yra, kokį patarimą žinutę duotum praeities savo iš dabartinės aš? Jau prieš, pavyzdžiui, pradedant veiklą, kokį tu patarimą duotum? Ar žinutę, bet pagalvai, man kiekvieną kartą sunku pakartoti tą klausimą, reikia užsirašyti kažkur. Čia toks sunkesnis, Jolanta, mes apie šitą nekalbėjom klausimą. Šiaip nuoširdžiai aš esu iš tų, kur nemėgstu numatyti ateities. Man labai patinka gyventi čia ir dabar ir susirinkti tas patirtis, kurios yra. Aišku, kad dabar jau turėdama daugiau patirties, tai tikrai žinočiau, ko nedaryčiau, ką daryčiau, bet tuomet man net nebelieka to pažinimo kelio, pažinimo, išmokimo. Ir nebelieka tada met tavo istorijos. Tai realiai nieko nekeičiau,
nieko nepatarčiau savo praeityje. Ir manau, kad nes tuomet būčiau visiškai kitokia, negu dabar esu. Esu visiškai kita patirtimi, visiškai kitomis mintimis, visiškai galbūt kažkokiame kitame lygyje ar ne, lygmenyje. Tai nuoširdžiai norėčiau eiti tuo keliu, kuriuo ėjau ir nieko nepatarčiau savanaudiškai, ar ne? Bet labai norėčiau palinkėti drąsos ir užsispyrimo ir nesvarbu, kiek tau metų. Aš labai džiaugiuosi, kad savo sritį, pavyzdžiui, atradau 40. Nu, kas galėjo pagalvoti? Aš pati nebūčiau pagalvojus, nuoširdžiai. Ir darau tai, ką darau dabar šiuo metu ir tikrai mėgaujuosi ir man tas tikrai patinka. Bet turėti tos drąsos ir visada tikėjimo. Ir tikėjimo sutiktai žmonėmis, tikėjimo, kad tikrai visada atsiras tas, kas tau galės padėti, o patirtis, visos patirtis tave tiesiog augina, kad ir kokios jos bebūtų. Tai vat to ir linkiu ir savo, niekada neprarasti tikėjimo ir judėjimo į priekį. Ir mokymas iš kiekvienos patirties. Su humoru, kas labai padeda, tai tikrai nuoširdžiai pasijuokti iš savęs. Ir neslėpti, ir pripažinti. Ir kai tu pripažįsti ir pasijuoki, bet ne ta, žinai, kur kaltini save arba smerki save, bet nuoširdžiai pasijuokti ir judėti toliau, nes nuo to pasaulis nesustoja. Kiek daug tokio pakrovimo iš tavo tos ekrano pusės atėjo, kad labai, žinok, motyvuoja ir įkvėpia tikrai. Tai ačiū tau labai, Aušra, už pasidalinimą, už tavo drąsą, kad tu žengiai šituo keliu ir esi čia, kur esi dabar, ir linkiu tau kuo didžiausios sėkmės tolimesnėme tavo kūrybos kelyje, kad tave atrastų kuo daugiau žmonių ir fainų žmonių ir visą turėtum darbo, o kai jo neturėtum, kad turėtum ką veikti savo malonumą, nes tai irgi labai svarbu turėti. Tai va, kad gėlynas ten gerai augtų. Jo, klausiu, kada sužydės. Ačiū, Jolanta. Tikrai buvo labai smagu. Tai ačiū tau irgi visokeriopos gausos, atradimų, pažinčių, kurios tikrai praturtina. Tai labai nuoširdžiai linkiu. Ir tai, kad tu kuri, žinokit, per edukacijas vežuosi ir tavo kūrybinį rinkinį, ar ne, kurį esu įsigijusi, ir pasakoju, ir visų klausimas būna, tai kur čia galima nusipirkti. Ir tikrai tai, ką tu kuri, tai pažadina tą vidinį vaiką, kurį mes labai esam užslopinę. Ir išsilaisvinti iš tai, bet tokiam bėgančiam rutinoje tikrai yra sunku. Grįžo, girdžiu mano šeimyną, tai jau mes turėsim atsisveikinti. Mes jau labai daug apšnekėm dalykų, čia kaip visada visko dar nesugebi sutalpinti tą valandą, bet ačiū dar kartelį tau ir kas klausėsi, klausysis ir linkime kuo gražiausios jums kloties. Taip, ir nuostabios savaitės, saulėtos, pasimėgaukime to buvimu gamtoje ir ramybę. Ačiū. Ačiū. Viso gero, ate laimingai.